Žodžiu, sugalvojau savo tokį iššūkį. Žygis šiandien yra 12:24 kūčia šiandien. Aš sugalvojau eiti žygį aplink Kalaušo ežerą. Čia man turėtų gautis apie 17 kilų, tai atvažiavau į sodybą, dabar užsikursiu židnuką, kad vyžas galėtų pašilt, nes lauke yra -10 ir 8 valandą planuoju išjudėti. Perkraut smegenis, pabūt su savim. Tokį kaip ir norėjau kalėdinį žygį daryti. O gavosi, kad per kūčias eisiu. Nežinau, kaip čia man seksis, senai labai senai esu ėjęs. Kariuomenėje tik tai, kai tarnavau. O čia kažkaip tai bandysim įveikti. Tuos 17 kilometrų, manau, turėtų viskas pavykti. Vandens dėsiuosi 1 litrą, tai ne vanduo bus, arbatą pasidarysiu sodyboje, termosą susipilsiu. Ne šalta, tai vis tiek. Aišku, gal kai nebūna šalta, bet... Nu žodžiu. Žiūrim, kaip man seksis. Arbatėlės pasidarėm. O, dar tamsu. Nu, pradedam. Nusistatėm laikrodį. Stebėk mane. Žiūrėsim, kiek čia mes nueisim kilometrų, kiek laiko. Nu, žodžiu, va, koks gražus aušta rytas. Eina savo. Šalta. Iš tikrųjų tai šalta. Matysime, kaip paskui bus. Bet tas rytas tai toks. Ta aušra graži. Oi, va ir saulytė pradeda virš Kalaušo ežerą lyst. Švinta. Švinta jau. Kiek jau mes nuėjom, kilo 300. Na tai, greitis pakryta, aš pradžių buvo 6 dabar. 4,5 liko. Paeikė. Nors reikia save išbandyti vis tiek. Dabar aišku, asfaltuotas kelias šitai. Nelabai faina bus, bet po to bus ten gerai. Miško eisiu. Kiek čia ežeras susijungia su Kalaušu šituo upeliu. Tai čia štai ir Ungurių atkeliauna per čia. Neapsimau termo kelnių apačiai. Tik tai maikutę termo užsidėjau. O kelnių neapsimau, tai nu kojam tai nelabai jauku. Bet dabar jau nieko nebepakeisi. Reiškia, reikia eiti greičiau, kad būtų šilta, ne? Sudeikius pasiekėm. Kiek jau nuvarėm? 3 kilos. Nu tai va, bus galima arbatėlės atsigerti. Ir kaip sakiau, eismo aplink Kalaušo ežerą.
Alaušas, judam. Baikiansi jau. Pradžių taip medinis, biški kojų. Kairės kojas čiurnus skauda, tai matysime. Tai va, perina miestelį ir brazdina miestalin. O, dar visi žmonės tik keliasi. Labas rytas visiems. O, geri va šitie. O, kokie gražus ant ne. O, kaip gražiai padaryta. Dar va vienas. Rudolfas. Koks tu gražus. Eiktų. Šaunuoliai, gražiai pasipuošė. Aš sakau, man patinka čia šitas kaimukas. Pasaulis liko kažkur už nugaros. Man nuotaikytė, superinės, va, liuksas. Nu, ką jūs? Aš tai nieko, va. Kalėdų senė namelis čia tipo. O yra paštas kalėdų senė. Galima palikti laiškas. Good morning. 3,6 kg jau nurapota. Tai dar jeigu, kaip esu matavęs, kad čia yra apie 17 km, tai blemba, kas čia atsitiko. Dar lygia gabaliukas, nemažas. Kaip gerai arbatėlės, kad įsidėjau. Liuksas. Mes ėjom ne tam, kad pabėgtume, ėjom tam, kad būtume čia. Kojas pavargo, bet širdis palengvėjo, skausmas tapo ženklu, kad viename takai sukasi kaip mintis. Prakaitas sakė tąsą be žodžių, juokas trumpas, bet tikras. Dangus aukštas ir nieko neprašo. Kiekvienas žingsnis paliko kažką, nuovargį triukšmą nereikalingas dienas. Ėjom ir nebeskubėjom, nes šiandien nieko vytis nereikėjo. Vakare kelias grįžo į tylą, batai sunkus, bet ramu. Šiandien ėjom ir to pakako. Ši diena liks mumyse ilgiau nei dulkės ant batų. Vakare kelias grįžo į tylą, batai sunkus, bet ramu. Šiandien ėjom ir to pakako. Ši diena liks mumyse ilgiau nei dulkės ant batų. Jau nusukinėsime į kairę, nes jau eismo miško baigė šie asfaltuoti keliai. Gana. Žygiavau vienas, rytas dar pilkas, kelias tylėjo, vėjas kalbėjo, už nugaros miestas, prieš akis stolis. Kiekvienas žingsnis mane pats mokė. Žygiavau vienas, bet tuščias nebuvau. Kojos pavargo, bet valia laikė. Žinot, ko sugalvojau? A man reikia pasidaryti lazdas ėjimą, nes dėjau. A kam dėtis, jeigu galima miškiokį išlazdyną kokią, ne? Pasidaryti ir bus visai cool. Turiu peiliokų.
Nu kaip jum, žiūrėkit, baikė bus? Aš manau baikė. Valgyt nesidėjau nieko. Tiesiog tik turiu atsigerti ir viskas. Visai gerai gavosi. Liuksas. Savęs ieškojau ir kiekvienam žingsnį save radau. Saulė pakilo virš laukų ir miškų, mintys sunkios liko pakeliai. Niekas neskubino, nieks nespaudė, tik širdis mušė ritmų kelionės. Kai kojos degė, supratau paprastai, neatstumas sunkus, o bėgimas nuo savęs. Sustojau trumpam, įkvėpiau giliai ir vėl ėjau, nes kelias dar mano. Vakarui krentant, kelias baigė. Kitoj pusėje Laušavo yra poilsiavietė, galima atvažiuoti vasarą pabūt. Bet manyje jis liko gyvas. Žygiavau vienas, bet Mes va ten va kažkur pradėjom žygį. Na ir taip pam, raitam. Ir dar mums ten dar daug dar liko. Nemažai. O, genija darbas, kaip panašia leso. Pirmėliokų ieška. Buliam, bet čia gerenas padubėjais medį. Pauzė 8 kilai 500 praeita. Tai pusė kelio įveikta. Pasėdėkim, atsigerkim arbatos. Eik tas čia pusė kelio nuėjau, dar nieką neišgeris. Skani arbata. Va jėta. Dabar gersiu visų puodelį. Oi, kaip ramu, kokį gerų vietytį radau čia pasėdėti. Eik tu savo. Vienišas buvau, grįžau tylesnis, bet stipresnis. Saulė pakilo virš laukų ir miškų, mintys sunkios liko pakeliai. Niekas neskubino, nieks nespaudė, tik širdis mušė ritmų kelionės. Ir keliauji taip aplink ežerėlį. Gerai einas. Biškai aišku jau nuovargis jaučias. Kiek čia mes, ne? 9 kg 700. Gal darys ma 20 kg kažkur dar nusukti būtų gal neblogai, kad suapvalint tas gražus skaičius gautus. 20, ne? Ir aišku, nepamirškit palaikint, pasubscribint, parašykit komentarą.
būtų didelis ačiū už manęs. Per kūčias einu ne todėl, kad reikia, o todėl, kad kojos žino kryptį geriau už galvą. Namai šviečia langais kažkur šoname, bet kelias po kojom šiandien svarbesnis. Sniegas tylusis nieko neklausia, tik priima žingsnius vieną po kito. Šaltis graužia, bet nepiktai, primena, kad dar esu čia dabar. Kupriniai ne daiktai, o pauzė, termosas ir mintys be adresų. Kai kiti dalijasi plotkelėm ir žodžiais, aš daliju laiką tarp žingsnių, einu ne nuo žmonių. Oi, pyst. Mažų pirštų pradėjo trinti. Koinė gal nuvažiavo žemyn. Pasitaisom. Va 13 kilų jau jaučiu kojytės, jau jaučiu. Dar gabaliukas liko. Prisėdau jau, nebes nori ir keltis kaip tai. Labiausiai tai noriu valgyti, blemba kaip noriu valgyti šakės. O, dabar gerai. Koiniai pasitaisėm. Trepsim. Per pievas, per laukus, per mišką takelius gaunas. Nu va, galim paskaičiuoti. Sudeikiai 7, nuo sodybas man iki sudeikių yra 3 kilai. Nu čia iki sudeikių 7, tai reiškia iki sodybos 4 kilai liko. O jau esam nuėję 14 kilų 780 metrų. O, tai biškį apsiskaičiavęs buvau, galvojau, kad bus 17 kilų, bet gausis 18. Su viršum. Gal tada ir dabaigsma, gal maž 20 suksma kilų. Nu, žiūrėsime, kaip savijauta, kaip jausiuos. O ten gražulis alaušas telkšo. Nu, paskutinius kilus sunkiai lopu, blemba. Kiek jaučiu? 18 kilų 400 nueita. Nu, į mašiną prasideda čia ant kelią. Nefaina. Nefaina čia, kai mašinas važiuoja. Nu, tai gal pabandysime dar 20 įvyniot. Būtų labai faina. Norėčiau. Dabar kažkaip ir vėjas aprima, tai eina savo taip. Nu, pavargau iš tikrųjų, pavargau. Jau paskutinius kilus sunkiai lupa. Jau norėčiau pauzį daryti iš tikrųjų. Bet dabar jau daviniosiu kažkaip. Nebedaug liko. Na ką, parėjom, įveikėm 20 kilų 100 km. Patau ištrauksiu žemėlapį.
Vsio, kaip sakant, iššūkis įveiktas. Grįžau sodybą jau. Sigeriu arbatas ir varau namo. Silkių ruošt kūčiam. Pėdos link kalėdų, pėdos link kalėdų, pėdos link kalėdų. Pėdos link kalėdų, pėdos link kalėdų, pėdos link kalėdų. Nu va, pažygę noris ir pasnaus biškį. Ane? Geras buvo žygis. Ne šiaip savo šeitą pasivaikščioti. Ne šiaip savo. Kalėdų metas šiandien. Graži diena. Vakar kelionių man tai visas kaip sulaužytas. Nugaros skauda, kojas skauda, kojas nutrintas. Nežinau. Žodžiu, kitai kelioniai geriau ruošimėms.